Sveiki, agro žmonės, mano vardas Darius, jūs įsijungėte Agro Reidą ir šiandieną parodysime, žiūrovą, atvažiavome į pupų lauką, šiandien brukšim pupas. Taigi šiandieną važiuojam į Šakių rajoną pas ūkininką Donatą, pasižiūrėsim, kaip ten ūkininkauja ir keliausim į laukus brukšti pupų. Gal pavyks ir man traktorių pavairuoti. Neapversi. Taigi likite įsijungę ir pažiūrėkite, kaip mums sekėsi. Bet prieš tai, jei dar mūsų nesubscribinat, būtinai tai kviečiu padaryti, paspauskit like, parašykit komentarą ir keliaujame ieškoti Donato. Pupų augintoja. Šiandien purškam pupas. Čia šitos pusės tvirtai. Pirmas ananos, paskui dar jisai persivertė ratą. O čia master klasė. Tikrai bijojo. Problema, jeigu ją gali išspręsti pinigais, tai nėra didelė problema. Tai ne problema, o išlaidas. Kiek moto valandų pradirbęs? Nedaug. O Jėzau. Na kaip manai, kiek laiko suvairavęs? Dabar vat į stulpą nežiūri. Na čia jau stulpo problemas, aš dar kartą kartuojas. O kas čia buvo? Dabar stulpas, biškutėlį pH net susižiūrėjo. Reikalų, kad prisidariau. Užklijavo visus purkštukus. Tada. Žinai, kaip Afrikoje atneštų? O taip. Čia daro tokį mirtiną kokteilį, sakė, labai daug planuoja kult. Medžiotojų nėra tampama, medžiotojų yra gimstama. O tu neturi nuo saulės sakinio? Turiu. Kietai atrodai. Esi Žalgirio fanas? Jep. Tai nenešiočiau. Ir Horšų, ir Žalgirį. Viskas, kas geriausia, ne? Ryto maikutės tikrai čia neapsirengčiau. Nebent ten kur nors ant stalo pasidėčiau, kur tepalą nušluostyti. Tavo rankom valyti? Jo, kojom nesvarbu. Matau, mėgsta gerus daiktus, ne? Horšas, Žalgiris, John Deere'as. Šitas traktorius, aišku, sutapimas toksai kvailas gavosi, kad praeitą savaitę purškiau kviečius ir tai pagalvojau aš apie jį, jisai turi 2200 valandų. Jokio gedimo nebuvo. Purkšdamas tai pagalvojau, pastačiau traktorių vakare, ryte įsėdu, kondicionierius pučia tik karštą orą. Viskas, pirmas gedimas, jau sutapimas gavosi, bet tai tokia ir bėda čia. Žinai, kaip sako, kaip ten, kai mintį paleidi į visatą, jinai materializuoja, tai pats prisikvietėjai, pats prisiprašėjai, kaip taip sakant. Pats prisikviečiu. 2000 moto valandų ir jokio gedimo, tai gal tik tai priekabėlės kokias lengvas tampa ir viskas, ką dirbisi. Visi pagrindiniai darbai, išskyrus tręšimą. Sėja, purškimas ir grūdų vežimas. O kas šito monstru daro? Šitas tik tai žemės darbai. Kartais grūdus išvežtas. O tai kiek žemės dirbat, kad su tiek technikos apsisukot? 290. Visą savaitgalį dirbau kaip 90 hektarų nusipurškiau ir 185 hektarus pasitrišiau. Vienas. Nu, šaunuolis, pats per petį, gerai šiandien pavariau, ne? Jau nusipelniau vakare kažko. Šalto. Siuntą atvežė, į lentyną nusipirkau. Ai, nu, šiaip tai biškutėlį šitas kampas, aišku, nepadariau nuotraukos. Tėtis buvo toksai, kad, jisai mėgdavo, visko reikia. Taip, visko reikia, taip? Buvau prikrauta visko. Ko reikia ir ko nereikia. Bet čia lentynos, tai fainos tokios? Tikrai nusipirkau 2. Labai sužavėjau šitas, kad ne medis, kad tai dulkės nesilaiko. Tiesiog kažkaip tai pagalvojau, kad garaže. Bet ir tvirti atrodo. Aišku, jinai prie sienos biškutėlį prisupta. Bet vis tiek. Bet jos keliamoji galia 800 kg. Tvarkingai viską sudėjom, susikrovėm. Aišku, labai daug visko išmetėm. Čia laidai ar laidai? Šniūrai. Čia vėl gali interpretuoti kaip nori. Bet dėžės geras, ne? Lietuviškas. Geras, tikrai. Renkės lietuviškas produktus, matau Enzo. Šiandieną ir naudosim Enzo. Turi gerą purkštuvą ir reikia gerų produktų purkštuvą, ne? Būtinai. O jūs esate toks patriotas, ne? Žalgiris, ne? Mėgstat lietuviškas komandas. Taip. Audrokestos fanas, lokaliai šakėja, ne? Va, žiūrėk, čia kaip natūraliai ir prieisam prie karo produktų ir lietuviškus produktus mėgstate, ne? Taip. O čia dėl to, kad lietuviški ar kad kokybiški? Viskas su jais gerai ir kaina gera. Visada reikia į kainą truputėlį atkreipti dėmesį. O kokybė? Kokybė nežinau, naudoju, nesiskundžiu. Kviečiam purškiau manganą. Biškutėlį pH net susižiūrėjo. Reikalų, kad prisidariau. Filtrą pradėjau kemšt. Filtras tai filtras. Gerai kenti, ten važiuoji, papurški porą hektarų, naini, išsivalai, vėl įsidedi. Bet užklijavo visus purkštukus. Parvažiavau namo,
viską, visus purkštukus įsėmiau, išsivaliau ir toliau. Aišku, 2 valandas praradau. Va, noriu klausti, kiek laiko užtrunka Horšo purkštukus išvalyti? Čia profilaktiškai juos vis kažkiek laiko reikia praseiti. Dviese per valandų laiko susitvarkai su kompresorium, suputį viską pasidarė. Tai koks planas šiandien, ką purkšit? Purkšime šiandieną pupas. Su Enzo. Sakai, pasikalbėsiu su agronomais, pasitarsi, kaip čia su tom pupom yra. Nes tas pupytės užauginti, sako, yra menas. Yra menas. Aš esu pupų auginime naujokas. 2 metai. Seniau visada tėtis nenorėdavo. Šiaip tai ir žirniai, ir pupos, abi kultūros tokios savotiškus. Biškutėlį žirniai gal labiau savotiškesnė, 2 metus žirnius auginau. Gana. Tai kas buvo nepaimiai? Sukrito. Čia klasika, žirniai tokie jie krenta. Jo, bet paskui tam kombainė labai daug keiksmažodžių būna. Matau, turit sunkvežimį, nes, kaip suprantu, sprendžiat kokiu sėklos pakrovimo klausimą, trašuonę. Tik tai dabar biškutėlį bėda yra. Seniau aš sėdavau, tėtis veždavo sėklą. Aha. O dabar likau aš vienas su kategorija. Ai, nėra kas pavairuoja. Jo, tai dabar būna sėjam dažniausiai su sūnėnu. Lauką pabaigiu, jisai į traktorių, aš į sunkvežimį ir važiuoju. Trašos visada vežam, sėklą, bet čia palyginus išlaikymas, gal ir nereikėtų jau, kiek mes jį naudojam. Jisai stovi visą laiką. Čia pravažiuoju, tai paskui grūdus vežam, bet jeigu drėgnesni metai, ojojoj, problema su juo. A, jeigu būtų visi 4 varomi, tada Jo, nes dar prikabini priekabą prie jo. Tai... Ai, kabinat priekabą dar? Jo. Pernai irgi čia biškutėlį su juo incidentas buvo. Aišku, čia jis buvo vežęs pas mus jau senai grūdus. Aš irgi nepasakiau, net nepagalvojau, nuvertė tą visą elevatorių į kūzavą priekabus. Nukrito. Aš net nepagalvojau šiam, kad reikia pasakyti, kad nuvertė, grūdai baigiai virti ir išjungi viskas, kad jau leistųsi visai. Įjungėjus galvoju, kad lyną įsitems ir viskas. O ten padaryta tik tai vienas lynas kaip per galą verti, kad jisai sustabdytų per šoną, niekas nesustabdo. Taigi aišku, gerai, kad viskas ten laimingai pasibaigė, kad ten žmonių nestovėjo šalia ar dar kažkas. Tai, kaip sakė, jeigu problema vėl pinigais įsprendžiama, tai ne problema. Čia kitas posakis būtų, kas nedirba, tas neklysta. Auksinė taisyklė. Kokį įdomiausią feilą turės? Per skubėjimą. Skubėti niekur nereikia. Kad geriau truputėlį lėčiau, užtruksi truputėlį ilgiau, bet... Čia yra teorija, o praktika yra... Šitas purkštuvas gulėjo ant šonų. Ir labai stipriai gulėjo ant šonų. Virgiaus dar reikėtų paklausti, ar dar kas nors stipriau yra už mane vertis. Einam, parodė, ką ten apirtai. Ką sulaužė? Viskas sulaužė. Kad čia nėra ką laužė, čia plasmasas. Viskas. Bakas pakeistas, visi dangčiai pakeisti. Čia ant šitos pusės tvirtai? Pirmas ananos, paskui dar jisai persivertė į ratą. O, čia master klasė, 2 kartus vertės. Jo. Tai čia koks greitis buvo? Ką žinau, kažkaip ant posūkio. Ai, dar kitas dalykas. Tai gal vairavimas buvo jungtas? Ne, vairavimas prie 15 greičių įsijungia. Žodžiu, viskas per skubėjimą ir... Tai. Svarbu, kad draudimas viską sutvarkė. Tikrai bijojau to, kai viskas, padarė sąmatą viską ir tikrai bijojau. Čia be to yra, kaip LT serija išleidau. Čia pirmasis purkštuvas pabalty. Čia LT, tai lietuviška versija. Bet sutvarkė viskas. Tai va, matom, turit gražių kanistriukų čia prisidėję. Kodėl Ikaro produktus naudojat? Geri produktai. Visada į kainą atkreipi dėmesį ir į sudėtį. Ne visada brangesnis daiktas, jisai bus geresnis. Aha. Visada reikia atkreipti dėmesį, kas yra ten parašyta, ko ten yra viduje įpilta. Gal ten pagrindas vanduo ir kažko biškutėlį įdėti. O kaip tu priėmė sprendimas, kokius produktus pirkti? Tiesiog augalam yra, ko jiem reikia. Pupom reikia borų, borą jau duodu 2 kartą. Kodėl vakare geriau purkšti negu ryte? Temperatūra. Dabar naktys tikrai ganėtinai yra šiltos. Vakare nupurški, saulė nebekaitina. Augalas tiesiog viską ramiai išlėtų, per naktį suvalgo, įsisavina. Reikia to lietaus. Ir bus? Bus. Tik ne šiandien. Taip, ne šiandien purškiam. Kokį čia receptą turit, parodykit. Suskaičiuotų viskas. Prašom. Ir tuo ir pasitikini. Aš padėsiu gerai, padavinėsiu kanistrų. Eiliškumas svarbu pilant produktus. Chemija visada paskiau. Žinai, kaip Afrikoje atneštų? Va taip. Ką dabar? Dabar tą 10 litrų kanistriuką. Čia kad nugaras augo, žinai. Čia daro tokį mirtiną kokteilį, sakė, labai daug planuoja kult. Na ir šauniai padirbėjom.
Ar galėsiu pabūti šiandien jūsų šturmanu? Žinoma. O gal ir papilotuoduosi šitą brangų traktorių? Persi. Jeigu problemą galėjai spręsti pinigais, tai ne problema išlaidos. O mes pinigų tai turime. Iš kur tą lipduką gavai? Jūs atsintyti. Už kokį gerą. Nežinau, kažkokį video aš jums atsinčiau ir jūs paskui man atsintyti. Ir ant kitų traktorių, bet to yra. Purkštuvas koks fainas, geras. Raudonas. Ar panašu, kad būtų virtęs? Nepanašu. Tai va. Tikrai O nepanašu. taip reikia mokėti apirst, tai net nesuprasi. O tai kur apvirto? Pats sakė, kas nedirba, tas neklysta. Man tai visada didžiausias baisumas yra, kai tos nuokalnės, pavyzdžiui, ten Kalvarijoje yra tie status kalnai ir kai šlaitus reikia kulti. Tai aš maniau, tai pirmiausia kombainą galima apversti. Nu, aišku, kėderis didelis, tai jisai atsirėmė, bet man tai labai baisiai atrodo, ten kai tuos kalnus kulia. Pupytės gražios, taip apie 30 cm yra mažesnių, 30-20 cm. Žiūrėkit, kokį mes stebuklą jums parodysim žmonėm iš miesto, kas yra su pupom. Pupos turi labai gražią šaknų sistemą, bet šioj šaknų sistemoje mums įdomiausia, o sliekas koks. Šioj šaknų sistemoje mums visada yra įdomiausia gumbelinės bakterijos, kurios pradeda kauptis. Tai gumbelinės bakterijos, jos ima iš atmosferos azotą ir kaupia jį dirvoje. Jos formuojasi ir tada kaupia. Dėl to po pupų yra labai gerai sieti kviečius, derlius geras, priešsėlis labai pupos geras yra kviečiam. Ir čia yra maisto medžiagos, kurios po to atiduoda kitai kultūrai. Taip, nemokamas azotas, kurį po to atiduoda kitai kultūrai. Fantastika. Fenomenalus augalų fabrikėlis. Šiaip drėgna buvo, kai sėjau, biškutėlį gal žemę reikėjo anksčiau pasijudinti, reikėjo, kad pastovėtų, jinai keletą dienų kažkaip neatrodė, kad jinai bus drėgna, nes buvo visiškai neskusta, į ražieną. Čia nėra sunki žemė, čia tokia. Ne. Ir kasasi gerai. Pakomentuokit kaip ekspertė, kaip čia reikia tas pupas užauginti, ką gerai daro, ką blogai. Pupom yra labai svarbus boras. Yra svarbus boras ir molibdenas, ką Donatas jau yra atidavęs vieną kartą ir nupurškęs, tai tas yra gerai dėl to, kad boras yra maisto medžiaga nevaikštant į augalą, po augalą ir neinant į augalo viršutinės dalis, jeigu nupurškė ties čia, tai boras šitoj vietoje ir cirkuliuoja, jisai nekyla į viršų. Dėl to yra tikslinga visada borą atiduoti mažesniam normom, bet dažniau, kad vis papildytų tą augančią augalo dalį. Taip, tas ir daro? Dabar vėl įdėjo. Tai kokia norma buvo pirmą kartą ir kiek dabar? 0,4 buvo įdėta ir dar buvo kitame produkte boro. Ir dabar vėl 0,4. Vėl 0,4 boro. Ir dar nepaminėjau, kad boras yra reikalingas tam, kad būtų gyvybingos žiedadulkės. Prisideda prie žiedadulkių gyvybingumo, kad aišku daugiau po to užsimegztų žiedų. Dar kitas dalykas ir produktas, kas yra reikalingas pupom, tai yra molibdenas. Molibdenas tai yra toks produktas, kuris padeda kaupti šitom gumbeliniam bakterijom. Jisai fiksuoja tą azotą esantį ore ir kaupia ant šaknų žemėje augaluose. Šitą, ką po to, kaip kalbėjom, kad atiduoda kitai kultūrai. Dėl to yra tobulas priesėlis kviečiam ir labai naudingas. Tai vat reikia boro, reikia molibdeno. Ir meilės. Visada, žemės ūkį labai daug meilės reikia tiem augalam, pasikalbėti, kalbatės augalais. Kartais. Kartais, pasikalbėti, pabendrauti su jais, aplankyti. Kitas dalykas, ką šiaip mes rekomenduojam pupose, nes turim tokį unikalų ir gerą produktą, tai yra Revoltas ir tai yra biostimuliatorius ir ką jisai daro. Visumoje, kas iš viso yra tie biostimuliatoriai. Čia kaip Red Bullis, sakė man. Kaip Red Bullis. Braitas gali būti. Braitas, jotas, žalia arbata, viskas sveikiau, ekologiškiau, žaliau ir lietuviška. Taip, karas lietuviškas, taip, braitas lietuviškas, tai naudokim lietuviškus produktus. Biostimuliatoriai tai yra tokie produktai, kurie jie sukuria signalą. Tai pavyzdžiui, šitos pupos jau būtų geros stadijos, kad jas būtų galima purkšti su Revoltu, tam, kad mes purkšdami, mes paskatinam su Revoltu gausesnį žiedų užsimezgimą. Jau yra užsimezgę, bet tada trumpinam tuos tarpubamblius ir tada skatinam gausesnį žiedų užsimezgimą. Tai yra, Revoltas yra signalas augalui, bet tam tikrų laikų, jeigu jos bus per mažos, neveiks arba suveiks ne taip, kaip norim, jeigu per didelės iš vis nebeturės įtakos, tai Revolto poveikis yra
į žiedų gausesnį užsimezgimą, ko pasiekoje reiškia, turim daugiau žiedų, daugiau ankšturų, didesnį derlių sėklų. O tai čia dar reikia jį naudoti, ar ne? Čia galima būtų naudoti, bet suprantu, šitam purkštuvė nėra jo užmaišyta, bet jį galima naudoti antru etapu. Už savaitės bus kažkur vėl purškiama. Taip, antru etapu, tada, kai išsiskleidžia pirmasis žiedas, galima naudoti. Mes pirmu etapu tvirtinam stiebą ir inicijuojam žiedų užsimezgimą aktyvesnį, o antru etapu jau į stiebą visiškai ten neveikiam, bet įtakojam dar gausesnį žiedų užsimezgimą. Nes jos, kaip ir minėjau, jeigu jos per tankiai, jos konkuruoja, jos labai stiebėsi į tysta. saulę. Taip. Ir jos naudoja energiją ne tam, kam reikia. Nu, tai sakai, nemoku pupų auginti. Pasirodo. Tai ne, nu tai 3 metai. Taip turėjo. Bet jau paskaitai literatūros, ne? Kažkiek. Plius Donatas sakė, kad jisai prie boro dabar į purkštuvą dar įdėjo mangano, kas irgi yra labai gerai, nes manganas mesgi pupų nesistengiam maitinti azotu. Davėt azoto vis tiek pradžiai startui. Su NPK. Su NPK, taip. Nes tam ir negalima duoti pupom azoto, nes azotas nepadeda kaupti šitų gumbelinių bakterijų. Mes jas laikome truputėlį tokiam deficite azoto, kad jos imtų jį iš oro. Tai duodant mangano, mes paskatinam šaknų sistemą ir paskatinam dar tą azotą, kuris yra dirvoje, kelti, kad jos augtų. Bet neperšeriam jų. Nes jeigu perširsim pupą azotų, tai jinai tys, augs ir nekaups gumbelinių bakterijų. Bet va šį kartą tai nedaug tų produktų pylė. O praeitį kartą, kur filmavom, į kviečius skiria 4 skirtingus Ikaro produktus, o čia tik tai 2 gali. Čia 2. Kodėl ne 4? Galima pilti 4, bet turbūt ūkininkas viską apsiskaičiavo ir pasižiūrėjo. Bet dabar, jeigu taip imtume nuoširdžiai, tai čia, jeigu taip, aš tai gal įdėčiau tada revoltą, tam, kad skatintų pupų žiedynų užsimezgimą, įdėčiau borą su molibdenu. Ir gali būti tas, ką įdėjo ūkininkas, manganas, dėl šaknų sistemos auginimo. Tai 3 produktai pupose tikrai soci. Pernai pupos pradėjo krūmytis. Iš 1, 2 ir 3 buvo išaugę. Ir dabar matau, ir neduota jokie biostimuliatoriai, nei per anksti nieko. Bet čia turbūt tokia pataigė tik tai. Taip. Taip. Žodžiu, Ikaro produktus naudojate, pupų bus blizga laukas. Lapai blizgės, žaliuos. Nu, pupos jos turi tą tokį kviečio lapas vienokia struktūra, pupos jau, nu aš išroviau, kiek čia tą laiką. Labai stresuoja. Viskam labai jautrios jos. Jos turi pupytės. Jos turi vis tiek tą tokį savo tą lapo plotą, paviršių, didelį, tą saulę absorbuoja, kuo daugiau kaitros, tuo jos greičiau sukasi. Norėdamos apsisaugoti nuo to karščio, tai jos tos lapukus susuka. Tai jomis reikia rūpintis ir jas prižiūrėti. Tokios tos mūsų pupos. Ūkininkas ir klauso paskaitos, ir mokosi, ir pats dirba, ir dar pats purškia. Nu taip. Žmogus orkestras. Visiškai. Purkštuvas raudonas, kombinzonas raudonas. Nu ką jūs? Stylish. Kaip gauti naują mašiną ūkiui, jas neperkant? Ką jūs vėl čia su savo tom reklamom? Kad tu ir taip vieną koją loterijoje. Kaip? Perki Ikar produktų už 500 eurų, bet tik iš Linas Agro ir šitas visur registavo. 500? A, tu iš medžio iškritai. Aš jau 1000 išleidau. Na, nesakyk, kad gailiesi. Aš žinok, visada perku Ikar lietuviškos skystosios trąšos. Ypatingai aukšta koncentracija ir tikslingai įsisavina augaliukos. Apirkdamas už 1000 tik padvigubinai šansus laimėti. O tai už 2000? Bet 4. Žodžiu, nesnausk ir dalyvauk iki birželio 30 dienos. Čia lingės. Tikrai taip? O, kaip senai girdėtas. Čilbėjimus. Stulpų turim? Turim. Esi kur nors įtrenkęs susiję. Kartą į stulpą. Dabar žiūrėk, bam. Nieko. Kelio ženklas. Nėra problemų, išversim. Čia tavo matuoklė? Jo. Žiūrėkit, žiūrovai, matau kokią matuoklę. O dirbtum su Vederštato turėtų normalią matuoklę. Turiu, yra padėta. Ir Horšų yra padėta. Ai, Horšas irgi turi. Jo. Bet savos gamybos susilaik maloniau, ne? Tai kaip tave vaizdelis dabar džiugina pupyčių? Jo, šiemet tikrai aš iš akies matau jos, kad netgi retesnės yra nei pernai. Pernai tikrai buvo per tankios. Ir kaip agronomas sakė, turbūt nuo šalnų pradėjo krūmytis. Dar sutankėjo.
Ir sakau, buvo mano ūgio jos. Tai jos, kaip ir minėjo Kristina, kad auga, paskui jos į viršų, viena su kita konkuruoja, nori šviesos, nori saulės, o jos turi į žiedus eiti. Mane į ūgį, paskui tas ūgis, aišku, ir pavojinga. Škvalas, kai praeina, išlaužo viską. Draudi pasėlius. Taip. PH Lietuva? Taip. Kodėl? Tiesiog saugiau jautiesi. Tos pupos, tie kviečiai, tuos kviečius tai juos kažkokiu būdu vis tiek susigraibysi. Bet rapsas, praeitų škvalas, kruša, viskas, kiek basas. Ir džendyro, Vis tiek draudimas kažkaip vis tiek truputėlį ramiau mėgė. Esi buvęs kaimynų lauką patrešęs? Patrešęs, tai biškutėlį su netyčia. Tokia ir bėda, ten treštuvo neišjungė, ten kažkas įvyko, bet su nupurškimu, tai aišku, Visada šiaip stengiuosi, visada žiūriu tą dalyką. Dar nepapuolė, kad kažkas skūstus. Prieš kažkiek metų, žmogelis paprastas, ten su paprastu puršktuvėliu, su T25 atvažiavo savo 1,5 hektaro purkšt, savo nusipurškį ir mūsų 2,5 hektaro rapsų, tik ką pasėtų nuranda pavų. No. Nežinau, per kokį jis ten vėją viską darė. Bet randapas turbūt buvo bairio jau geras. Turbūt. Nebeauga. Šitą daiktą kaip norėčiau pasinaikinti. Prūdas. Ar purškiai prūdą? Ne. Pažiūrėkim, Dailis filmuoja, nagi. Ne. Nepurškiai į vandens telkinį. Bravo. Negalima į vandens telkinį. Šaunuolis. O kaip tu čia išjungiai? Ar pats purkštuvas išjungiai? Ne, aš išjungiu. Šį tikrai su laiku nebus to grūdo. Tas traktor drivers, o flesienė lipdukas prideda galios traktoriui? Žinoma. Kiek maždaug? 20 arklio gali. Ir jaučiu kuro mažiau rėti. Taip. Dėl to ir laikiau užkur. Kas tau labiausiai patinka ūkiai dirbti, kokie darbai? Ir kokie nepatinka? Iš pradžių tai visi man jie patinka. Purškimas prasideda smagu, jau į traktorių pavasarį įlipė, paskui jau po truputėlį atsibosta. Visi darbai smagus, kai viskas gerai sekasi. Viskas gerai einasi, ką suplanavai, tą padarėjai, technika negenda. Tai neversim stulpo? Neturėtume. O kokią nesąmonę esi padaręs su technika? Jau man duodavo anksti, jau 7 metų tėvai gyvulių turėdavo, tai šienavimas būdavo visada, tai manau, tikrai tą dalyką pamenu, kad pirmas kartas, kada man duodavo važiuoti, tai šieną žmonės kraudavo į priekabą su šakėm, man tiesiog važiuoti gali lauko apsisukti. Ir pirmas įvykis tai su T16 davė važiuoti pieną nuvežti, biškinę užsukau į namo kampą įpliūriną. Darai dirvožėmė tyrimus, telkinį turbūt viską, irgi? Šiaip tai tik tai problematiškai, kol dirbos tyrimų nebuvo, tai ką, tiesiog tu matai, kaip jauni probleminės vietas. O dabar padarė dirvožėmio tyrimus šito lauko, visur, kur pupos pasėtos. Tragiška nėra, pH šitoj vietoje, kaip minėjau, truputėlį reikia pasireguliuoti, bet tikrai tragiška nėra ir visur fosforo biškutėlį. Bet irgi, taip, kad labai jau ten daug reikėtų, nėra, bet reikia, trūksta. Kalio galima beveik nesėti. Tai tai tokia bus biškutėlį nauja pradžia, turbūt reikia link to eit, nes trąšos brangios. Kon pupo augintoja, labdien. Šiandien purškam pupas. Donata, gerą purškį. Labą. O čia manai pačiam reikia vairuoti, tą pats važiaus? Aš vairuoju pats. Gerai, aš ir... Kaip tu manai, ar aš esu vairavęs traktorių? Tai aišku, kad esi. Na, kaip manai, kiek laiko esu vairavęs? Nemanau, kad tu daug dirbęs. Dabar į stulpą nežiūri. Tai stulpas turi mane žiūrėti, ne aš į stulpą. Bendrai sudėjęs savaitę laiko darbo valandom. Žiūrovai, parašykit komentarus, kaip manot, kiek aš esu vairavęs traktorių. Valandų, dienų, mėnesio, gal metų. Na tai 40 valandų darbo savaitį. Dabar stulpas ateis. Na čia jau stulpo problemas, aš dar kartą kartuojas. O gal nestojam? Nedaryk tokios klaidos. Nagi, stulpė ateini čia. Jauti įtampą? Ne. Aš jaučiu. Na ir gerai, užteks. Oi, kas čia buvo? Ar kai dirbi padainuoji? Būna, kad padainuoji, tiesiog reikia kažką daryti, kad miegas neimtų. Parašykit žiūrovai komentarus, kokią dainą dainuojat vairuodami. Man patinka kernagį, žinok. Apie ūkio mazą. Su man kur dirbat? Paskolų turiu. Ar džiaugiatės? Džiaugiuosi.
antros būčiau neėmęs dabar, jeigu nepatiktų. Turbūt su visu ūkiu pereisiu į Swedbanką. Appsas Swedbankų tikrai yra labai patogus. Ir sąlygos geros, ir vadybininkai tiesiog popierius viską nuotoliniu būdu sutvarkė. Man tik tai reikėjo ką nuo savęs pateikti, su notarai suderino viską tiesiog padarė. Daug popierizmo nebuvo, ne? Ne. Tikrai ne. Kaip pirmą paskolą ėmiau, kažkaip aš nelabai mėgstu telefonu viskas, kad vyktų. Aš mėgstu vis tiek, kad žmogų matyti. Čia buvo viskas, įvyko. Aš tiesiog dirbu, man tik tai paskambino, aš kažką pasakiau, kažką nusiunčiau, viskas. Pinigai sąskaitoje. Vos neįstulpo. O ten žiūrėk, vos praeina. Ten viskas praeis. Sniegą valyti, žinai, kai nuleidi tą kaušą ir varai greičio. Sėdi čia visus atsipalaidavęs ir šulinys va buvau tiek iškilęs. Kaip jau žiebė su galva į stiklą. Paskui kitą kartą jau buvau, jau nesėdė atsipalaidavęs. Kas ūkininkam yra su ta medžioklė, aš nesuprantu. Jie nori medžiotis. Koks smagumas. O kaip tu gali šauti gyvuliui stirnai žiūrinčiai tau, kur čia sukti? Čia. Medžiotojų nėra tampama, medžiotojų yra gimstama. Nu tai va. Žiūri tave tokiam akytėm, kaip tu gali šauti ją? Na tiesiog, medžioklė yra medžioklė. Jeigu medžioklės nebūtų, tai ir po Kauną, ir šernai vaikščiotų, ir vilkai, ir viskas. Čia yra tiesiog populiacijos reguliavimas. Neatsakei klausimą, kaip tu gali šauti stirnai žiūrinčiai tau į akis? Šaut gali, bet labai būna nepatinka, kai gerai nepataikai. Kai kankinas gyvulis. Jo, kai reikia nueit, tai ten jau būna blogai. Vėl nori bučiuotis. Jeigu už hektarus mokėtų, tu purškimą tai nervuočiau. Dar šią savaitę rapsą reikės purkšti. Bayerio produktais. Sivanto Energy, nežinau kieno produktas. Tai Sivanto Energy, Bayerio produktas. Rapsų. Taip. Ką norėsi ten padaryti su? Kad ankštyse nebūtų kirminiukų, kad ankštys nebūtų sukusius. Ir kad iš tų ankščių būtų ciklų. Kodėl Sivanto Energy? Tiesiog sako, geras produktas. Kas sako? Kas naudoja? Kas naudoja? Kiti ūkininkai. Agronomas sakė, kad geras dalykas. O, agronomas, čia jau svoris. Kas yra tavo Linas Agro vadybininkas? Linas Kriaučiūnas. Linas Kriaučiūnas, linkėjimai Liną Kriaučiūną, gerus produktus rekomenduoja. Ir Ikaras, ir Bayerį. Pasteisina? Taip. Fantastika, kuo daugiau reikia. Ir bendra pavardis, ir giminaitis. Aleliuja. Kombainui irgi ateis laikas kažkada, kaip jau reikės galvoti apie jį, nes jau šitas kombainėlis pas mus 2.11 pjoviai. Reikia labai su žirniais pataikyti. Man labai nepatinka tas, kad tu pjauni kviečius ir tau reikia viskas, meti kviečius ir važiuoji ten. Ten reikia tiesiog pataikyti, nes jie paskui savaime tiesiog Taip. krenta. Jeigu lietus. Mes pernai planavom irgi žirnių kulimą pafilmuoti, nepataikiau, kas ir nepataikė ir nenufilmavau, nes čia ir yra menas. Bet jeigu turi Magdonų pjaunamąją, didesnė tikimybė kažką surinkti. Tikiu. Kuom geras, kuom blogas šitas kombainas, kodėl tokį pirkot? Kažkaip rinkom jį tarp klasų ir tarp New Hollando, pasirinkom New Hollandą. Galiu pasakyti, kad nesuklydau. Kiek metų jis ūkį tarnavo, kokių nuotykių turėt? 2011 buvo jau pirmas sezonas pas mūsų ūkyje. Gedimų nežinau tokių, kad be serviso neitų apseiti. Buvo čia tokių smulkmenų tiesiog tik tai. O pernai ištiko rimtas gedimas. Aišku, viskas baigėsi labai laimingai. Po pjūties išvažiavam tik tai vakare. Valandas gaudėm tiesiog, po lietaus ir išvažiavam tik tai trumpam papjauti. Išvažiavam, papjovėm, viskas jau reikia namo važiuoti, visada po pjovimo, kad ir nesvarbu, kad ir 1 valandą ar 2 baigė, visada išsipučiu laukuose. Visada. Kombainė kompresorius yra sumontuotas, visada išsipučiu. Atsidarau blėtą, matau tepalų plašyje. Bukeliu galvą, matau ten kažkur tai. Šlangą atsileido. Rytoj pasižiūrėsim čia. Pravažiavau, pastačiau, viskas ryte išsivarau. Nusipučiu jau viską, ieškot kur, nusivalau su nefrasu. Ir matau, didžiulis siurblys yra. Ir matau, kad įtrūkimas yra korpuse. Tai kaip smūgis iš vidaus. Gal kažkas įdomiau. Tai įsikviečiau servisą, atvažiavau, nuėmė į dangtelį, atšaižaus pabirų, guolis subiręs, žodžiu, viskas ten. Susimalė. Ir viskas laiku būtume likę dirboje. Aišku, ten buvo viskas tik tai pradžia, gal jau subirau viskas jau kėdy, kai važiavau. O kaip servisas sudirbo operatyviai? Labai. Ta pačią dieną atvažiavo,
nustatė gedimą, tiesiog, kai tie dalykai atsitinka, tau reikia čia ir dabar, kad būtų. Laikas, pinigai, literaliai. Laikas, pinigai, taip. Bet kombainas veikia. Bet kombainas veikia. Bet šiaip kombainas bendrai paėmus, tai tikrai geras. Gerai, kad yra servisas, nes, pavyzdžiui, buvom Audrokestos šventėje tam festivalį, tai klausėm ūkininkų Audrokestos serviso telefono numerio, tai nieks nežino. Ne, rimtai nežinau. Ne, nežinau, niekur jie nerašo tokių, nes nereikia, kad negen nieks. Ne, tikrai nežinau. Žinau, aš irgi nežinau. Tai su to kombainu nukulė 300 hektarų, su šitą siemąją pasėję 300 hektarų. Kodėl Horšpronto? Dėl to, kad vadybininkas per prūdą gyvena. Gal. Šiaip ir prieš šitą turėjom Horšą dar ir iš Litagros pirktą. Šiaip tai šitą siejamoji, bet to irgi 2016 metais jau sėjau. Buvę gedimas šioks toks, bet viskas sėja. Dylančios dalys dyla, nieko čia. Dylančios dalys dyla. Jokių stebuklų nėra. Svarbiausia, ir kokybiškai pasėję. Taip. Gal ir yra jau ir naujesnių, ir geresnių, kad ir Horšų. Aišku. Bet dar tarnauja, dar sėsi. Per M1 mačiau, filmavo, dabar Norvegijoje yra, žinai, sako, čia sankabą paspaudė, kur pavarą, žinai, tipo čia. Tai kur sankaba? Nėra. Kiek moto valandų pradirbęs? Nedaug. O Jėzau. Štuko 800. 2012 metų. Jeigu technika nedirba 1000 moto valandų per metus, neša nuostolis. Žinau. Ką dirbat su juo, grūdus kraunat ir stiklos kokias? Tai trašus. Šiaip, ūkyje tikrai labai reikalingas dalykas. Netgi paimk remontą kažką, viską. O sniegas stumdė čimit? Ojei, stumdžiu. O čia turim grinų pinigų milijoną, ką pirki? Pirmoje eilėje aš tą milijoną pasidėčiau į banką metam laiko, kad aš negalėčiau jo netgi pasimti. Kad viskas susivaikščiautų čionais, tada priimsiu patį teisingiausią sprendimą. Nes, pats žinai, ant karštų visokių nesąmonių pridarysiu. Aš naktį neužmigčiau. Tai vat. Paskui po metų sakysiu, ale, tai nesąmonę nusipirkau. Kaip atrodo jūsų laisvalaikis? Stengiuosi 5 dienas dirbti ir jeigu tik tai įmanoma, tas 5 dienas dirbsiu ilgiau, nesvarbu iki 10, bet aš noriu laisvų savaitgalį. Jeigu galimybės tai leidžia, jeigu nėra kažkokių purškimų, pjūtis, aišku, ten kita kalba, bet noriu laisvų savaitgalių, tiesiog su šeima kažkur išvažiuoji, labai mėgstu medžiot, medžiočiau kiekvieną dieną, jeigu galėčiau. Jeigu tik žvėrių miške būtų, ne? Ne, man nebūtinai, kad ten kažką sumedžiot, man tiesiog smagu, baukštelėje ramiai pasėdė, tiesiog telefoną, nieks netrukdo, paukščiukai čiulba, jeigu oras geras. Aišku, dabar jau minusas uodai atsirado. Turim sodą, smagu pabūti sode. Įsikėp vakarą nusipjovę žoliais, su šeimyna įsikėpėm šašlykų, pasėdėjom balandžiutę. Ir namo. Žvejo dar mėgstu, bet ne... Bet meškerės neturi, ne? Turiu meškerę. Pernai metais nei vieno karto nebuvo. Tai ką, tai palinkėsim šiais metais pažvejot. Tai ačiū už skirtą laiką. Ačiū žiūrėjom, kad žiūrėjot. Ir iki.